spot me in the crowd before the moonlight fades away. I hear the sky is falling down just to help you find the way. By the end of the night, I will hold you in my arms. By the end of the night, I will hold you in my arms. In my arms. In my Will you spot me in the crowd before the moonlight fades away? I hear the sky is falling down just to help you find the way. By the end of Sveiki visi, čia yra Levox Gamer LT ir matėte čia tokį trumpų video. Tai kam aš čia dariau, visko aplyginau biškį, tai darysime apžvalgos bokštą šitai vietai. Šitas apžvalgos bokštas bus gan toks paaukštas, padidelis. Tai padariau dar ant kalno, kad biškį daugiau viskas matytus. Na ir gal ir pradėsime statyti. Tai aš sugreitinsiu, bet nestipriai sugreitinsiu, kad matytumėt, kaip aš viską darau. Tai čia dabar tik tai darysiu aukštyn tiesiai, o paskui viršų biškį sustabdysiu ir vėl pratęsiu. Nu tai sėkmės žiūrėjimo. Turning a tight corner, he saw someone in the light. Couldn't make out if she was breathing or still alive. One day you're gonna meet that someone. They're gonna turn your whole world around, upside down. Watch out, they're gonna be a better half. You're gonna see it's all one big lie, one big lie. Someone who's gonna turn the whole world around, upside down. Watch out, you're gonna be that better half. You're gonna see it's all one big lie, one big lie. Na va, pabaigiau aš daryti bokštą ir mes jau viršuje, kaip matote. Tai dabar darysime patį viršų. Tai aš nieką nelauksiu ir pradėsiu daryti. Reikia visur šitį
medieną apdėliot kraštuos. Tuoj nueis nustatymas lagina. Aš pasdydinau. Aš tuoj restartuosiu kompiuterį. Nu va, jokia laga. Oi, čia nereikėjo padėti. Nu tai vis tiek lagina. Dabar apdėjom visur šitaip ir dabar reikia stiklu apdėti. Aš nesuprantu, kodėl man lagina. Nu ir rimtai užknysa. Restartavau kompų, vis tiek lagina man. Rylė, karoč, nesąmonė yra čia. Nežinau. Tit kompas gal virusų, tik pradedu statyti ir karoč viskas. Tuoj susitiksime ir vėl. Na va, gal nebelagins, tikiuosi. Daug norėčiau, nelagint. Tai va, dabar apdėjom visur šitaip. Aš padariau klaidų. Čia nereikia, nes čia stulpai eis. Čia dar įdedam. Nugi. Gerai, dabar stiklų tai stipriai pritrūkau aš. Tai stiklus paskui galima susidėti. Nu, jeigu šitip lagins, aš nežinau, ko daryti. Karoč, reikės valyti kompų. Gal jau dulkių prisėję. Atsiprašau, kad šitam video lagina. Taip jau stipriai. Nek nežinau, kad lagins. Na va. Jau beveik baigiam pastatyti šitą viršų. Tik stiklus reikės susidėti, tai aš už kadrą čia va visur stiklus susidėti.
Gal nematot? Kaip tamsi. Dabar vėl darom ant vieno. Ir šitą blogą pritrukau. Taip vien. Ai, jo pritrukau. Nu, baikis, padarys man iš šito labiau. Būčiau dar vieną sluoksnį dėjęs ir tada šitų būčiau pratęsis, bet baikis. Ant viršaus. Gerai, gerai ir šitipas. Aš manau. Ir čia uždėsimas stiklus šitai vietai. Tai va toks bokštas. Manau, gerai matas apžvalgos šitas bokštas. Tai palyginus su mūsų namu, tai atrodo tokie mažučiai namukai. Ten man jau daugiau kompas nebeišvaža. Tai va, toks ir epizodas bus. Laiptai bus paprasti laiptai, išvis tokie paprasti laiptai, paprastus laiptus darysiu. Nieko įspūdinga nebus šitie laiptai. Čia jau su laiptais galit jau patys padaryti, nes aš tai visiškai paprastus laiptus dėsiu. Tuoj nugriausiu. O neužsimusiu. Dar šitam pasaulyje nesu miręs, tai nenorėčiau mirti. Paskui šitą dirbtų nugriausiu. Stogas pati viršūnė atrodo biškį lievai, bet nežinau. Bet iš viršaus tai atrodo gerai, jau užtenka ten vietos. Nu ir toks bus mano epizodas. Tikiuosi patiko mano epizodas. Negailėkite paspausti mygtuką like, subscribe. Sėkmės.